Sveiki visi, šiandien servise 007 Land Renzo dujinės įrangos montavimo dirbtuvėse turim Volvo XC60 automobiliuką, faceliftinis modelis 2015 metai, 3 litrų 6 cilindrų su turbina variklis, turintis 224 kW galios. Varomas visais keturiais, tikrai labai dinamiškas, puikiai tinkantis tiek už miesto, tiek ir mieste žinoma, o įvertinant ir sąlygas žiemos už lango, tai tikrai, manau, puikiai tinkantis viskam automobiliukas. Klientas įdomu tai, kad atvyko susimontuoti kokybišką Land Renzo dujinę įrangą net iš Plungės. Tai pakankamai tolimą kelią suvažinėjo, Plungiai dabar daug sniego, tai tikrai ta kelionė nėra iš pačių paprasčiausių iki mūsų davažiuoti. Bet nepaisant to, mes džiaugiamės galėdami kokybiškai, gerai sumontuoti gerą sistemą, kuri tikrai tikimės nekels problemų ir jokių rūpesčių klientui. Tai labai trumpai apie pačius komponentus. Tai, kaip minėjau, yra sumontuota Land Renzo Evo OBD dujinė įranga ir jos komplektas. Variklio skyriuje iš esmės nelabai tie komponentai yra ir matomi. Nelabai jie matomi todėl, kad didžioji dalis jų yra sumontuota po valytuvų mechanizmą dengiančią plasmasę. Tai ten turim sumontuotą maždaug šitoj vietoj tiek patį valdymo bloką Land Renzo Evo OBD. Čia turim mašininį valdymo bloką, tai vadinasi didžioji dalis kontaktų yra lituojama būtent prie variklio valdymo bloko, tai sumažina papildomų laidų kiekį variklio skyriuje. Dujų reduktorius Land Renzo LID10 Turbo Oversize yra sumontuota štai šitoje vietoje maždaug. Dujų vožtuvas didesnio pralaidumo OMB BFC yra montuojamas atskirai nuo reduktoriaus tam, kad išvengtume jo strigimų dėl dėja ne visada kokybiško kuro mūsų degalinėse. Ir dujiniai purkštukai sumontuoti Land Renzo grupėje priklausantis AEB plus yra po variklio dangčiu, kaip ir slėgio daviklis bei dujinės fazės filtras, prie kurio bus nesunku prieiti. Dangtis truputį yra pakeltas, bet vėlgi ant visų savo tvirtinimo taškų, laikosi tvirtai savo vietose. Ir visi montavimo darbai yra be abejonės atlikti pagal gamintojo numatytus standartus bei kokybės reikalavimus. Tai reiškia, kad yra panaudotos kokybiškos medžiagos, priemonės, jungtis, laidynas adaptuotas konkrečiai šiam variklio skyriui, kiekvienas kontaktas lituotas. Ir panašiai visą tai daroma tam, kad nebūtų, ta prasme, jokių iš principo galimų problemų arba tų problemų būtų kiek įmanoma mažiau. Ir be abejonės to galvos skausmo būtų mažiau tiek mums, tiek automobilį vairuojančiam klientui. Automobilį išmėginome kelyje, puikiai važiuoja, dinamiškai, be jokių problemų, esam pasiruošę atlikti instruktažą ir klientui atiduoti automobilį. Tai apie patį variklio skyrių būtų tiek. Gal dar reikia paminėti tai, kad dujinės įrangos saugiklį taipogi turime sumontavę štai šitoje vietoje, tam, kad tech apžiūros metu jį būtų galima nesunkiai parodyti ir pademonstruoti. Šalia esame išsivedę ir diagnostinę jungtį, tam, kad nereikėtų nieko ardyti ir galėtume pasijungti kompiuterį aptarnavimo metu. Dujinės įrangos perjungimo mygtuką sumontuojame centrinėje konsolėje. Čia yra dviguba konsolė ir už jos nugaros yra mygtukas. Aš gal pridėsiu nuotrauką, bus geriau matyti negu kad dabar. Pakankamai tokia standartinė XC60 modeliams vieta to mygtukėlio. Dujų balionas. Čia yra sumontuotas 47 litrų atsarginio rato vietoje. Gražiai uždengtas va šituo veiloku. Tas veilokas be abejonės duoda ir vibracinį, ir tokią triukšmo apsaugą, bet to galima susidėti daiktus, kurie nesidaužys į balioną. Tikrai estetiškai labai tvarkingai atrodo, tiek apžiūros metu galima tą veiloką pasikelt, parodyti viską balioną ir panašiai. Jo galiojimo kaip pavyzdys, kurį tikrina pats dangtis, užsidaro lygiai gražiai, o atsarginis ratas įdėtas į specialiai tam skirtą dėklą, kurį jau pats klientas nuspręs, ar jisai įvežiosis, ar ne, čia jau jo pasirinkimas. Dujų pildymas Volvo XC60 modeliuose taip pat padaromas labai patogiai. Paspaudžiu mygtuką, kad atsidarytų dangtelis. Jisai atsidaro, aš jį atsidarau ir iš karto galiu jungti ir pildyti dujas. Tai yra labai patogu, nereikia man jokio adapterio nei prisisukti, nei atsisukti. Itin geras variantas, truputį reikia paplušėti ir perdaryti pildymo angalį, norint, kad tai pavyktų padaryti. Tikrai nedaugelis tam ryštasi, bet norint gerai ir turint to tokio maksimalizmo ir pedantizmo, tai tikrai labai patogus ir geras variantas. Žinoma, kad angalis atsisuka ir mes jį atsuksime tada, kada norėsim užsipilti benzino, nes jisai dalinai dengia benzino kamštelį. Tai bet jį geriau vieną kitą kartą atsisukti per metus pilant benziną, negu kad kiekvieną kartą prisisukinėti pildant dujas. Viskas gražiai užsidaro, pasislepia, jokių problemų, jokių mums purvo, sniego, gramdymų, kažkokio blyno, tikrai labai patogi vieta. Tai tiek apie kokybišką Land Renzo dujinės įrangos montavimą į faceliftinį Volvo XC60. Jei kažką panašaus vairuojat, norit kokybiškų darbų, patikimos sistemos, kreipkitės, bandysim padėti. Ačiū.